Sveiki, čia Lietuva gali. Pasakojame įkvepiančias verslo sėkmės istorijas ir suteikiame informacijos, ką reikia daryti, norint kurti savo verslą. Šį kartą istorija apie jaunatvišką maksimalizmą, kuris net mokyklinius sąsiuvinius pavertė sėkmingų verslų. Aš susipažinau su vienu estu, kuris šitą verslą buvo jau pradėjęs Estijoje. Susitikome Vilniuje, pabendravome vieną dieną ir kaip ir skirtom rankomis daryti verslą Lietuvoje kartu. Ir kadangi verslas sekėsi, nusprendėm irgi kartu plėsti kitas šalis ir taip gavosi, kad šiuo metu dirbam 5 rinkose skirtingose. Suomija, Baltijos šalis ir Lenkija. Mes norėjom pažiūrėti, kaip sakant, į sąsiuvinį ir visą kanceliarijos rinką kitų kampų. Tokių išskirtinių, įdomesnių, inovatyvių. Vienas iš esminių dalykų yra, kad tai yra produktas jaunimui, o mes patys pradėjome jauni ir žinom, ko jaunimui reikia. Pavyko gana greitai, galbūt kai pradėjome maždaug po mėnesio po įkūrimo, pavyko pirmosius klientus pritraukti. Tačiau lengva irgi nebuvo, nes supratau, kad kai esi jaunas, iš tikrųjų turi daryti viską dvigubai geriau, kad tavim patikėtų. Pradžioj buvo be abejo sunkiausia, nes neturėjau patirties. Lengviau pasidarė galbūt po pirmųjų metų, bet turbūt versle yra rizikingiausias dalykas, tai yra atsipalaiduoti ir galvoti, kad jau tikrai nemažai pasiekia ir esi labai gabus. Tada didelė tikimybė, kad pradėsi važiuoti žemyn. Privalumas buvo mūsų toks, kad pradėjome jauni ir neturėjom paskolų už būstą milijoninių ir didelių kaštų. Todėl turėjome galimybę, kaip sakant, ilgą laiką investuoti į verslą savo laiką ir neimti iš jo per daug. Visi dažnai sako, kad reikia labai tikėti idėją. Aš sutinku, kad ją reikia tikėti, bet aš manau, visų pirma, reikia patikėti savimi ir po to tik tai rasti tą idėją, kurią tu patikėtum. Kitas dalykas – iniciatyvumas. Tai jeigu esi iniciatyvus, tai visada atrasi idėjų, žmonių ir pinigų tom idėjom įgyvendinti. Pati rinkodara vėl. Be abejo, ir žinių reikia, bet visų pirma ateina, tai viskas priklauso nuo žmonių, jeigu tai yra, tu ugdai save kaip savo tos įgūdžius, savo asmenybę, tobulėjai, tai surandi tinkamas žinias ir tinkamus žmonės, kurie tau padeda įgyvendinti tavo idėjas. Nes tų žinių yra daug, tų vadovėlių daug surašyta ir teorijų yra labai daug. Dabar svarbu yra šitame turbūt informacijos amžiuje atsirinkti, kaip tinkamai atsirinkti tas žinias. Ką bendrovėje veikia rinkodara? Aiškina specialistas. Rinkodara yra tokia disciplina, kur yra skirta tam, kad padaryti produktą arba paslaugą arba organizaciją patrauklesnį. Iš principo jinai skiriasi nuo pardavimų disciplinos tuo, kad pardavimų tikslas yra parduoti, o rinkodaros tikslas yra parduoti, tačiau taip, kad pirkėjas norėtų pirkti pats ir liktų galų gale patenkintas. Nes manau, kad nei viena įmonė negali būti sėkminga, jeigu ji negalvoja, kaip padaryti produktą paslaugą patrauklesnę, kaip ją pateikti vartotojui ir panašiai. Pragalvoti kažkokią veiksmų seką būtų gerai. Tam, kad mes žinotume, ką mes darysime ir kad tai nebūtų daroma pripuolamai ir kad tenai būtų kažkokia tai veiksmų tęstinumas, tai būtų gerai. Bet tai tiek ir tos strategijos. Aš manau, kad labai svarbu yra skirti daug dėmesio pačiai paslaugai ir produktui. Todėl, kad jeigu turėsi gerą paslaugą ir produktą, tokį, kokį jo žmonės norės, tau reikės mažiau kosmetinio to serviso ir tai savaime lengviau parsiduos. Ypatingai mažiems verslams yra labai svarbu sukurti kažkokį produktą ar paslaugą, kuris iš savęs skleistų entuziazmą. Visas tasai užtaisas yra jau pačioje kompanijos ideologijoje. Jeigu kompanija prasideda nuo tokio taško, kad man reikia užsidirbti pinigų ir tiek, tai yra labai, sakyčiau, prastas būdas tai pradėti, nes tada iš tikrųjų reikės labai daug investicijų ir lėšų, kad būtų galima bendrauti su išorinė auditorija, skirtingai nuo tų kompanijų, kurios turi tą ideologinį užtaisą. Viskas turi būti pakankamai ryšku ir įdomu, nes nėra kitos prasmės žmonėms atkreipti dėmesį į jūsų kažkokius tai veiksmus. O kalbant apie nuobodžius produktus, iš tikrųjų, manau, kad nėra nuobodžių produktų, yra nuobodūs žmonės, kurie mato nuobodžiai produktus. Dėja, taip yra, bet rinkodaros filosofija skiriasi nuo pardavimų filosofijos tai, kad pardavimų vienintelis būdas svarbiausia yra parduoti. Tu gali iš principo sugrūsti tą daiktą ir ačiū Dievui, viso gero uždarai duris ir į kojas. O rinkodaros priėjimas tai, kad tu padarai per tai, kad žmogus nusiperka per savo norą, lieka patenkintas ir tada jisai sugrįžta ir panašiai. Tai eini per žmogaus pasitenkinimą. Po savaitės apie dar vieną sėkmingą lietuvišką verslą bei įmonės lėšų valdymą. Iki.